Komisija. Kaip harmoningai sutarti su pačiu savimi ir aplinka, kurioje gyvename. Laidos klausykime šeštadieniais 10 val. Ryte, laida kartojama antradieniais naujų laikų 21 val. Vakare. Sveiki gerbimieji komisija laidos klausytojai. Šios mūsų laidos tema – aerozolinis vandalizmas Klaipėdoje. Jau pusmetį Klaipėdoje nerimsta tokia aistros ir atvira diskusija dėl miesto sienų terliuotojų. Mūsų laidoje komisija nutarė pereiti vieną gatvę nuo centro link Lietuvininkų aikštės ir pamačius ištepliotas sienas, užeiti tiesiog į svečius ir tų žmonių paklausti apie tai tiesiog jų nuomonės. Taigi paklausykime 6 interviu. Klausimai iš esmės būtų tokie. Koks buvo pirmasis jausmas pamačius išterliuotą jūsų pastatą, o antras, ką manot apie šį reiškinį? Taigi, pradėsime nuo pono Vytauto. Kalbame su žymiu klaipėdiečių fotomenininku Vytu Karaciejumi. Būtų įdomu paklausti tiesiog, kaip jūsų, kaip pons Vytautai, fotomenininkas, žmogus suprantantis ir meną, ir iš tikrųjų, ir visuose jūsų nuotraukose estetika, grožis ir mielo malonu pažiūrėti. Kaip jūs, nes ant jūsų pasto, kaip tik pro šalę, jau žiūriu. Visur yra čia. Kaip jūs vertinat tą visą reikalą? Arba koks buvo jausmas, kai pirmas įk ateina žiūrint išpaišytą? Koks malonumas? Čia yra nejausmas, turbūt to pasibaisėtinas reikalas, kadangi vis dėlto visiškai teisingai sakai, aš stengiuosi savo darbuose, savo fotografijose, iš viso savo darbuose ar buity, arba bet kur, stengiuosi, kad viskas atrodytų gerai, puikiai, ten estetiškai ir taip toliau, ir čia staiga atsiranda kažkokios tai keverzonės. Taigi jausmas tai iš tikrųjų, tai pats nemaloniausias greičiausiai koks be gali būti. Ir vienas dalykas, kad negyveisi ten kiekvieną kartą su teptuku ir perdažinėsi, tai yra praktiškai neįmanoma. Kitas dalykas, netgi ir tų pačių dažų nepritaikysi niekada, tai irgi nebeįmanoma. Ir viskas taip pat ir tokioj savivaliai kažkokioj tai ir vyksta. O kad ten kaip po menas, tai aš tikrai nepasakyčiau, todėl kad tikrai tie patys ženklai praktiškai kartojasi. Kažkoks šriftas, šriftas lyg tai kažkokie ženklai, bet jie tiesiog nei tai ženklai, nei tai šriftas, nei tai kažkas, ten niekas praktiškai visiškai yra. Ir menu pavadinta aš labai tiesiog bijočiau. Todėl, kad aš mačiau, netgi užsieny tie dalykai yra ir kartojasi visur, netgi galima sakyti, tie tokie ženklai visi labai panašus visoje Europoje. Labai retas dalykas, kad galima būtų pamatyti kažkur ant sienos gražų piešinį, tikrą piešinį. Yra tokių, bet jau labai didelė retenybė. Bet dėl tokių niekas diskusijos nekeltų. Ko gero netgi ir taip, nes aš važiavau čia per Portugaliją, kad tik šiom dienom ir tiesiog irgi su dukra, irgi dailininkė yra, stebėjomės, kad vienoje kitoje vietoje, tarkim, Lisabonoje, ten yra ant sienų ir yra tokie gražus, ten veidai žmonės nupaišyti ir taip toliau, bet yra tikrai jau tokia jau kultūra, jau aukštesnis lygis. Bet tai čia tiesiog vienetai, o visur kitur, tai tokia tiesiog papurkšta kažkokia ženklai, kažkokia ištraukas. Kad yra iš tikrųjų miesto mastu plotais ir reiškia, iš viso įvaizdžio prasme, kad pusė gramo vadinamo meno, o visa kita yra nusikaltimai ir destrukcija, ir to pusę gramo vardu dabar yra manipuliuojama, kad čia yra menas, bet to meno tai yra tik pusė gramo. Ir galimas dalykas, kad galima įtarti, nes ant tų netgi pretenduojančių į gražius piešinius yra tie patys tagai, kur išterliuotas visas miestas. Įdomus reiškinys toks. Taip, tai čia aš sakau, kad ten tie patys visą laiką kartojasi, visur tas pats, visur vienodai ir be jokios kultūros, be jokios estetikos, kaip papuolė, kur papuolė įvairiai. Ir žinoma, aš tai sakyčiau be abejo, kad čia irgi teisingai sako, tik tai nusikaltimas, tik tai huliganizmas, todėl kad šito dalyką kažkaip tai reikėtų vis dėlto išgyvendinti, nes mūsų miestą nepuošia, o dergia. O gal čia galima paskaityti Klaipėdą laisvų stiliumi, laisvę demokratiją, ar čia nuo anarchijos didelis skirtumas yra? Ką gero, anarchijos tai yra pusė žingsnelio, tik tai labai arti. Tačiau arčiau demokratijos ar anarchijos? Tai greičiausiai prie anarchijos galima būtų priskirti šitą visą dalyką. Tai yra iš tikrųjų, tai yra blogai, todėl kad vis dėlto ir estetika, ir finansai, ir visa kita dalyka, negali būti taip tokių dalykų, negalima daleisti. Tai yra tam tikros galbūt vietos, galbūt kažkokia tai tokios svarbios specialios.
vicemero Čiapo iniciatyva, kad galų gale ėmėsi, nes iki šiol ryškiai nieks niekada nėra ėmėsis, kad ryškiai taip. Tai labai teigiamai turbūt reikėtų vertinti Čiapo iniciatyvą, todėl kad čia reikėtų visiems galbūt klaipėdiečiam prisidėti prie to. Tai čia svarbiausia yra. Ir visuomeninė pagalba ir turėtų ir patys klaipėdiečiai irgi netoleruoto dalyko ir valstybinės tos instancijos irgi turėtų labai stipriai prisidėti, kad kiek įmanoma daugiau ir kiek įmanoma, kad būtų švaresnės visas šitas. Ką palinkėtumėt vicemerui? Ir merui to pačiu. O ponai Vytautui, tai čia aišku ne tik tai rašyti, bet ir kiek įmanoma didesnės iniciatyvos ir kad pritrauktų daugiau visuomenės šitam žygiui. Dabar palinkėtų abiem Vytautams. Tai Čiapai, kadangi... Ir Vrubliauskui. Tai be abejo, kadangi jiegi kartu dirba dabar ranka rankon, tai čia ir turėtų visas šitas dalykas įsivystyti į tokį rimtesnę akciją prieš. Šaunu. Na, o dabar kalbinu Daivą Kusienę, Isto interjero namai, Klaipėdos salono vadovė. Pone Daiva, klausimas būtų toks. Ar esat susidūrę su to reiškiniu ant savo kailių, tiksliau ne ant kailių, o ant savo pastato, ant savo firmos pastato, gal ant automobilio ar kažką tai tokio? Ir koks buvo jausmas? Iš vis ateini ryte ir turi. Arba po to, kokią nuomonę apie tai? Tai esam susidūrę, paišę mūsų įmonės automobilį, vadinami grafitistai. Tai jausmas buvo nekoks, iš tikrųjų tai pagalvojom, kas čia dabar iš viso aš nesuprantu, ar nėra daugiau kur paišyti, tik tai ant automobilių ir ant sienų, tai kreipėmės iš pradžių į draudimą. Draudimas pasakė, kad tai yra draudiminis įvykis, jeigu yra kasko draudimas. O kadangi pas mus nebuvo kasko draudimo, paskui kreipėmės į policiją. Policija pasakė, kad niekom negali padėti. Tai žodžiu, jokios pagalbos iš niekur negavom, tai tiesiog paėmėm priemonę kažkokią specialią ir nusivalėm tą automobilį. O taip ir baigėsi, bet aišku buvo apmaudu, kodėl čia dabar niokoja kažkas svetimą turtą. Tai paskui buvo dar vienas įvykis Taikos prospekte mūsų salone apipaišė sieną. O kada? Aš net negaliu pasakyti, kurio čia metu, bet gal prieš kokį mėnesį laiko apipaišė tą sieną. Tai visa siena, ten yra Taikos 25, tai visa namo siena, ten didelis gyvenamas namas, jinai yra apipaišyta. Tai žmonės, kurie atvažiuoja į saloną, iš karto pasistato ten aikštelį automobilį, tai vaizdas yra toks, kad kažkoks čia lyg tai mūsų kaip ir prabangių baldų salonas, o pats pastatas atrodo, tragiškai. Verlėmo rajono. Jo, lyg tai čia kažkur papuolė. Tai gadina, aš manau, ir mūsų įmonės įvaizdį gadina, ir žmonėm nemalonu iš tikrųjų ten stovėti laikyti mašinas, ir, sakau, toks vaizdelis nekoks. Tai o priemonių jokių kaip ir nėra, nes niekas nieko nedaro. Tai aš manau, kad galbūt reikėtų kažkaip tai paskatinti žmonės, kurie pamatė, kad kažkas paišo ant tos sienos, nežinau, ar kažkokią tai galėtų pranešti policiją, ar kažkokią tai premiją gautų už tai, tada labai greitai išgaudytų tokius piliečius. O jeigu jie neturi kaip savęs išsireikšti, tai gali tiesiog, nežinau, pasimti, kaip aš sakau, drobės lapą ir paišyti ant to drobės lapą, kažkokias parodas rengti, bet jokių būdų neniokoti svetimą turtą. Na, o dabar interviu su Aidu Krasausku, Sadvita įmonės direktoriumi. Nudažėm sieną ir ten kelių dienų bėgį atsirado. Pradėjo rastis, ta prasme, ten menas tas vadinamas, reiškiais. Ir su kiekvieną ten savaitę ten nežiūrėjom, bet vis daugiau ir daugiau. Ir aš nežinau, nelabai kaip atrodo šiaip iš šalies einant. Bet tai tik ant sienų, ar ant langų, ant žaliuzių? Siena ir aišku, ten kažkurią dieną ten į darbą einant iš lauko pusės, tai visos žaliuzės buvo ten inicialus aprašinėtos. Bet žaliuzų taip paprastai nenuvalysi turbūt, ar bandėt valyti? Ar jau nebebandėt? Jau nebebandėm. Nes jeigu įsivaizduojam, kad jeigu vėl nuvalysi, vėl jiem bus kaip tuščias popieriaus lapas ir vėl atsiras vis tiek neišvengiam. Tai ir teisingai supratau, kad jeigu jūs būtumėt tikras, kad miesto valdžia ir policija viskas tą reikalą sutvarkė, tai jūs ir nusidažytumėt, žinodamas, kad tai nusidažyt ir nusidažyt. 100%. Mes ir taip galvojam dažyt, bet nežinau, dar vis abejojam, ar verta ar neverta, bet mintis tokia yra. Jeigu paskelbta pono Vytauto Čiapo kova bus sėkminga, tai jūs tada susitvarkot ir žinot, kad jeigu jau nebedažys 100%.
nediskutuotina, ten tikrai visiems būtų geriau. Tai turbūt, kaip jūs įsivaizduojate, turit daug verslo partnerių, viską taip panašiai, turėtumėte įtarti, kad panašiai gal jaučiasi ir kiti, kad jie dažytų, tvarkytų, bet bijo, kad vėl tą patį, ar kaip? Nu, net nežinau, dabar taip, kad tokį pavyzdį duot kitą, nesam bendravę, bet nemanau, kad žmogus gerai jaučiasi, kaip sakyti, ištepliotais drabužiais ar dar kažkas panašiai. Bet tai pagalvojus, drabužis tai gali 100-200 litų kainuoti, bet fasadai žaliusi, kiek galėtų maždaug primesti taip pat fasadą padažyti ir, pavyzdžiui, langų žaliusis jūsų atrestauruoti? Nežinau, tai žaliusis... Jūsų tūkstančiais eitų jau? Nu, tikrai ne šimtais. Tai netgi čia brangiau negu rūbas. Ne, tai fasadą perdažyti čia vis tiek reikia ir pastolių, ir įmonę samdyti čia, manau, kad keli tūkstančiai. Tai tikrai... O žaliusi tai yra miltelinių dažais nudažyta, gamykliniai, karštoj temperatūrai, viskas panėkta. Dabar su penzelent jų nedažysi, tai reikėtų profesionaliai kviesti firmą kokią nors ten Riterna ar kas nors, kad išrinktų, nuvežtų, perdažytų gamyklų, surinktų. Tai čia iš viską. Manau, kad gautų brangiau negu naujas užsakyti. Tai čia nuostoliai yra tokie visai nejuokingi. Ne, tikrai. O tie, kas daro, ar jie nesupranta, ar jie antiek piktybiški, ar pusiau taip? Neįsivaizduoja, čia reikėtų su jais pačiais pasikalbėti, bet jie įsivaizduoja, kad daro meną kažkokį gražiną, gal save išreiškia. Bet čia dažniausiai 3 raidės, tokios anokios sutinkamos tie vadinami tagai. Čia jie net nieko nepešia, tiesiog atsižymi savo grupuotės maždaug kiek esu pridirbęs. Tai jeigu taip, tai visiškai tada blogai. Na, o dabar pabendrausime su Simona Montvilienė, PZTU Lietuva skyriaus direktorė. Pastatas jūsų senamiestį, viskas gražu, kaip šiandien saulė šviečia, nešalta viskas, rimta įstaiga PZTU filialas Klaipėdoj, taip? Taip. Ateinate vieną rytą į darbą ir matote visas, nu tikrai, jau jūsų, tai jau nupieštas nuo viršaus ir netgi žaliuzė, man atrodo. Jo, žaliuzė buvo senai nupiešti, o mūsų pastatas renovuotas darbuotojams, koks jausmas? Kaip pasakysiu, renovuotas mūsų pastatas naujai ir čia buvo nudažytas, gražiai sutvarkytas viskas ir mes tiesiog, nu kaip pasakyti, praėjo kokią porą savaičių ir jau buvom nupiešti. Tai ant šviežio pastato? Ant šviežiai nudažyto, sutvarkyto pastato viskas, nu aišku, jie nesirenka kur piešti. Tai, nu tiesiog, nu jausmas toks, kad, nu, patrauki pečiais, nu, ką tu čia padarysi? Būtų koks stovėtų vaikas, koks nors, tai pagautum už rankos, priduotum kažkur tai, ar ten kažką ir kad atlygintų kažkas tos nuostolius, o kaip juos dabar sugaudysi? Niekaip nesugaudysi. Ja, tai jūs dabar kalbate apie sugaudimą, nesugaudimą, bet, pavyzdžiui, kaip jūsų turtas, jūsų įvaizdis pagadintas, o tai koks jausmas yra tam žmogui, jums, sakysim, apie tai kalbame? Nu, kaip suprantat, jausmas yra toks, man kaip skyriaus vadovui, iš tikrųjų, kad mano pastatas yra nupieštas, žaliuzės apipieštos ir taip toliau, tai, nu, ir menkaina kompanijos įvaizdį ir taip toliau. Tai buvo tiesiog mūsų ir kortelė apipiešta tą darbo laiko. Tai nusivalėt? Nu, ta prasme, keitėm kortelę visą. Tai ir vėlgi papildomos išlaidos ir taip toliau. O žiūrėkite, jūs esate draudimų kompanija, o jūs tik gyvybę dar ką nors ar pastatus draudžiate? Mes viską draudžiam. Tai labai paprastas atvejis. Įsivaizduokit, jūs esate, jeigu jūsų kompanija turėtų tą pastatą, jūsų nusavybė būtų ir būtų jis apdraustas. Nes, tarkim, būtų įkeistas bankui. Visiškai nenauja, kad daugelis pastatų yra įkeisti bankam ir bankai reikalauja, nori, nenori, bet 100% apdraus nuo visko pastą, kad bankams nenuvertėtų ir taip jau skista ta vertė šiais laikais. Teisingai? Tai dabar tai čia procedūra būtų kitokia. Tada jūs galėtumėt pateikti draudimui, taip, turėtumėt skambinti kam? Policijai iš pradžių užfiksuoti. Kaip viskas vyktų? Na, tai viskas vyktų. Tai iš ryto apipieštas pastatas. Įsikvieti policiją, užregistravai faktą, kad tai yra 3 asmenų tyčinė veika. Ir tada, ta prasme, registruoji visą įvykį ir ekspertai vertina, kokią nuostolio, ta prasme, nuostolis, kokio dydžio ir taip toliau. Ir tada žiūri, kaip yra apdraustas pastatas, kokios išskaitos. Kaip, nu, ta prasme, registruoja patį įvykį, nagrinėja faktą ir viskas, ir tada atlyginama yra, iš tikrųjų, nes yra išskaitos bet kokiam
būsto O dabar, aišku, ten žalų atlyginimo skyriai tais visais užsiminėjais skaičiavimas, bet iš bendro išsilavinimo jūs turbūt įsivaizduojat, pavyzdžiui, o kaip galėtų būti skaičiuojama? Pavyzdžiui, pastatas yra 30 kvadratų, sakysim, visą sieną ir, kaip jūsų labai dažnai pripiešta, tai juk tos gabaliukus nedažysi, tai reikėtų tą visą gabalą dažyti, ar kaip skaitis? Visą tą sieną dažyti, iš tikrųjų, žinokit, nelabai galiu pasakyti, nes nelabai su to grafite, su tokiais atlyginimais, kad būtų atlyginama žala susidūrus konkrečiai, tai nenoriu net šnekėti iš tikrųjų, bet iš esmės tai, aišku, bet teisiškas precedentas yra ir tai įmanoma ir taip turėtų būti, jo? Nu taip turėtų, jeigu pastatas būtų apdraustas, tai žinoma, kad atlygintų žalą draudimas, nes tai yra trečiųjų asmenų tyčinė veika, bet vėlgi, suprantat, kaip pasakyti, čia mes aišku, kaip kompanija ir informavom, nes mūsų viską tvarko Vilnius centralizuotai, buvo viskas informuota ir ta prasme išsiųstos ir nuotraukos, kad kaip mes čia atrodom ir panašiai. Tai jūs sureagavot, ne tai, kad numuojate? Ne, be abejo, kaip tu numosi ranką, todėl, kad aš privalau ir pagal savo, kaip sakant, ir kaip pilietis turiu informuoti ir aš dirbu organizacijoje, kur esu atsakinga už visą turtą, nesvarbu, kad jis yra nuomojamas, bet jis yra perleistas laikinai mums. Tai žinoma, ir savininkas, iš kurio mes nuomojamės, viską matė ir taip toliau, bet tai čia yra visuotinė problema tokia. Tai tiesiog mes informavom ir kiek žinau, tai kiek su Vilniaus mūsų administratoriais mes kalbėjom, tai kad liktai savivaldybė čia kažkokį priemonių kažkokį imasi sutraukinė visus tos pastatus, ar ne, kad dažyti ar tvarkyti, kažką tai čia daryti juos. Tai liktai, bet yra ir mūsų šitas pastatas čia įtrauktas. Tai va tiesiog. O dabar kaip pilietės norėčiau paklausti, bet kartu kaip ir filialo direktorė. Aš skyriaus vadovė. Skyriaus vadovė. Dabar yra tokios mintis, kad visuomeninės organizacijos, ten yra ir mano miestas Klaipėda, ir Rotary Concordija klubas, nori steigti tokį kaip fondą, o tai blogybei išnaikinti. Tuosme, dabar nekalbam apie gražu, negražu, bet tas, kas yra dergliuojama kapitaliai, kaip ant jūsų vientais pastas sudergliuotas, kad to mieste nebūtų. Kaip jūs galvojat, pavyzdžiui, kaip draudimo kompanija, aš nekalbu norite, nenorite, bet ar būtų toks, kaip sakoma, rezonas, tikslas paremti tokį fondą su tikslu netgi, kad mažiau pastatų būtų apdergliuota tada ir atitinkamai jums mažiau nuostolių? Nes toks kaip ekonominis, sakysim. Žinokai, negaliu atsakyti šitą klausimą, todėl, kad sakau, visus finansus, visus tokius dalykus, netgi šitas interviu, tai ta prasme, jisai, aš nelabai galiota esu duoti. Tačiau pusiau pilietiškai, pusiau čia pusiau, jo, ta prasme. Jo, nes, kaip pasakyti, apie tos finansinius dalykus, aš kaip žmogus taip mastau, kad galbūt ir būtų kažkoks, kaip pasakyti, visai gerai, kad į fondą kažkokią atidėtų, ten kažką tai, bet tai čia, nežinau, čia cielas mechanizmas, ar čia įmanoma čia tokį dalyką padaryti. Bet čia grinai pirminė mintis, kurią, vienai, kad kaip pilietis galėtų sakyti, galėtų, negalėtų, arba visiškai negalėtų. Ne, taip, galėtų galbūt iš tikrųjų. Tai, bet tai suprantat, net aš niekad negalvoju apie tokį dalyką. Taip, jūs dirbo savo darbą ir norėtų, kad to nebūtų ir dar to neužsimti. Ne, tai be abejo, tai čia žinot, tų papildomų rūpesčių, tai mes turim visi savo darbus, tai čia dar, ta prasme, dar papildomas galvos skausmas iš tikrųjų. Na, o dabar kalbiname Madame W, salono vadovę Laurą Kemundrinę. Tai va, Laura, norėčiau jūsų paklausti, ar savo firmos gyvenime arba savo gyvenime esate susidūrę su to reiškiniu, kur mes visą laiką čia kalbame, diskutuojame. Langų, sienų ir ištepliojimų ir kaip jūs apie tai, koks jausmas, iš pradžių koks jausmas ateini, o paskui ką jūs apie tai galvojate? Esam susidūrę, ištepliotas buvo mūsų įėjimo duris, tai labai nemalonus jausmas, kaip ateini, kaip būtų kažkoks tai išdarkytas tavo patalpos, nežinia kieno, nežinia už ką ir nežinia kodėl. Ar kažkas tai, kažkoks žmogus kažkokį nepasitenkinimą reiškia, ar tiesiog jo čia buvo tokia kažkokia tai momentinė emocija, nuotaika, tiesiog nemalonu. Toks dalykas, aišku, tai ir laiko sąnaudos, ir nuvalyti, ir finansiniai praradimai, kad reikia kažkaip tai netai paprastai ir atsiplauna, nusišveičia. Reikia samdyti kažkokį žmogų, kad visą tai padaryti, tai jausmas nėra malonus tikrai.
O sienos kada nors buvo? Žiūrint, galinės sienos didžiausias toks kaip kibirais išpilta ten dažai. Kadangi matot, tai buvo, bet asmeniškai nesu susidūrus pati, čia buvo, dar nedirbau šitam darbe, kad tai va, asmeniškai to jausmo nepatyriau. O ką galvojate apie reikšinį? Nes visą laiką buvo visuomenė įvelta į tokią diskusiją menas, ne menas ir toj diskusijai viskas paskęstavo. Palikdavo, kad kadangi neaišku, tai mes čia taip ir nieko nedarome. Kaip jums atrodo, kai reikia savo duris arba ten stiklinės valyti ar visą kitą? Pas mumis tikrai nebuvo panašu. Toli gražu į meną ten visiškai nebuvo, ten buvo grinai terlionė padaryta. O ar tai yra menas, tai manau, kad jeigu tai ir gražiai atliktas darbas, bet jis yra atliktas ne vietoje ir ne pagal paklausimą, prašymą arba savininkui nežinant, tai manau, kad toks menas nėra pageidautinas. Jeigu tas žmogus to nenori, tiesiog savininkas patalpų ar kažkaip, manau, kad menas turi būti savo vietoj, jeigu ir jį galima būtų pavadinti menu. Ką palinkėtumėt miesto valdžiai? Kaip tvarkytis? Miesto valdžiai girdėjau tokį, kad Vilnius kažkaip tai tvarkosi su šito reiškiniu, kad gal yra tokių menininkų, kurie nerealizuoti ir neatranda terpės erdvės, kur realizuotis. Tai vat Vilnius, žinau, kad kažkokias sienas pastato, kad galėtų šitie gatvės menininkai realizuotis. Bet tai nesprendžia, pasirodo reikalą nesprendžia, nes jų yra didysis kaifas, kad bėgiojant nuo policijos adrenalino kažkiek turėti. Jeigu tai legalu, jiem net neįdomu. O čia yra bėda. Tai manau, kad pats sakot, kad jie nelegaliai tą nori daryti, tai manau, kad kas yra nelegalu, tai yra neteisinga kitų žmonių atžvilgių. Tai manau, kad su tuo reikia kovoti, o kokiamis priemonėmis, tai manau, reikia jų paieškoti įvairių. Ir paskutinis 6 interviu su Šaulių gatvėje įsikūrusios miesto kirpykla savininku Vytautu Andruška. Menas tai yra tada, kada aš užmoku pinigų ir prašau, kad man kažkas tai tapytų, ar nutapytų, ar mane aptapytų. Tada aš moku pinigą. Bet jeigu manęs tai neprašo ir tai primeta kaip prievartą, tai tikrai čia yra nebe menas. Ir nesivelkime, ir nediskutuokime apie tai. Mums to nereikia. O jeigu mums to nereikia, viskas, reiškia, turi būti už tai, kas yra tai atlieka ir daro, jeigu tai daro per prievartą, tai turi būti jisai už tai ir baudžiamas. Kokia baudžiama, aš nežinau, ką sugalvoti ir kaip daryti. Bet jisai turi pajausti tai, kad tai yra nepriimtina ir tai jis nereikalingas yra su savo tais menais. Tegu jisai tapo pas save namie ar dar kažkur tai. Ir tada kviečiasi į savo parodas ir tada ten žmonės galės diskutuoti. Tada uždarose patalpose, uždarose erdvėse, ar tai yra menas ar ne menas, labai smagu. Diskusijos tegu būna, bet tai neturi būti viešuosios erdvės. Tai prasme, jūs išreiškėte tą skirtumą, nes mums savotiškai buvo primesta diskusija. Niekas apie tai neprašė diskutuoti. Bet tai klausimas yra, kas čia kaltas? Ar jie dabar čia kalti, ar mes kalti? Čia mes patys kalti esam. Jeigu mes į tą demagogiją velėmės ir viskas. O jeigu mes pradėtume aiškiai iš esmės kalbėti apie kažkokias tai priežastis ir šito dalyko kilmę ir ar tas yra reikalinga mums, tai mes aiškiai išsakykime poziciją savo ir tam priešinkimės. Bet tai aiškiai priešinkimės. Su savo tiesiog pažiūrom ir racionaliai imkime, ką reikia padaryti ir tai greitai padaryti. O ne dabar, kaip mes įsikūrėm 11 metų ir tos teplionės tęsiasi ir jos tik didėja. O ką siūlytumėt, pavyzdžiui, miesto valdžiai? Kaip galėtų spręsti, arba kokį pasiūlymą ar ką nors? Gali būti utopinis, bet maža ką. Tegu kokie pasiūlymai bebūtų, bet jie turi įsiklausyti. Ir neturi pradėti diskutuoti, kad mes kažkieno tai teisės pažeidžiam. Kad jų norą teplioti ir tapyti, kad mes jas pažeidžiam. Tik tai šito reikia. Bet jeigu mes vėl belsimės į šitokį beprasmę pokalbį tik vedimą, o ne į sprendimą, tai taip ir tęsis ir toliau. Apie tai mes ir sakome, kad turi būti baudžiama ir tai baudžiamoji atsakomybė už tokius dalykus. Tai jeigu aš ateinu su koptuku ir pradedu tinką daužyti nuo namo sienos, tikrai pamatys, kad aš vandalas ir man sakys, melasis, tai tu padarai nuostolių, tu turi jį padengti.
Tai jau kas čia dabar? Tai jeigu čia dabar nenudaužai, o apteplioji, tai pasirodo, tai jau menas. Tai jeigu daužimas ir skoptavimas būtų namo, sakysime, skulptorius. Tai skulptūra. Tai skulptūra. Jeigu skulptorius ateina ir pradeda dabar skulptuoti namo kažkokį tai man kampą ir sakyti, mėla, sakyti, klausyk, aš noriu save išreikšti. Ašgi čia dabar taip išskoptuosiu, žinau, kad tu čia džiaugsies tik tai to. Netgi gali gražu būti skulptūra. Bet niekas neprašė to. Tai o tai palauk, tai tada tęsant tavo mintį, tai yra ne tik tapyba, bet tokia ir grafika, yra cinkografija, dar kažkas tai. Tai stovi jūsų koks nors mašina juoda, ateina su vinuku ir gražiai ant durelių kažką labai gražiai, bet labai gražiai, jis pagal jo įsivaizdavimą, žinai, tai palauk, tai gal jau tokie atsiras teisų reikalauti. Mes dabar apie tai ir sakome, kad mes įsivėlėme diskusiją, žiūrėkite, kiek mes dabar nukrypstame ir kiek mes nuo esmės dabar nuėjome. Mes dabar dabar jau paminėjome skulptūrą, jau paminėjome grafiką ir mes visas meno rūšis tai paminėsim, bet esmė tai netame buvo. Esmė buvo tai, ar mes to prašėme, ar neprašėme. Mes neprašėme, mes nenorime, mes nemokėjome pinigų. Viskas, pabaiga. Diskusija turi tuom ir pasibaigti. Tai vėlgi, tai lygiai tą patį galima apie sportą šnekėti. Įsivaizduokite, staiga iečių mėtytojai arba kūjo mėtytojai, sakydom, mes norime išsireikšti, ateina į Lietuvininkų aikštę, dar kažkas tai pradeda ten ietis mėtyti, kūjų svaidyti, arba lankininkai šaudyti jūsų duris. Tai palauk, net olimpinės žaidynės pripažintos, čia ne tai, kad nediskutuoti, čia olimpinių žaidimų rūšis, teisingai. Bet iki tokios kvailystės nedaina, bet su tuo vadinamu menu, tai kažkodėl mes įsileidžiame į tokias diskusijas. Nu, va čia. Ką reiškia mes, palaukit, jūs prieš, gal kiek aš ėmiau interviu, tai visi tokios nuomonės, tai kas tada už? Bet sprendžia tai miesto valdžia. Tai tos nuomonės kitokios ir nebus. Tai vat mes ir kalbame, kad mūsų šnekėjimo nelabai ką mes galim keisti. O keisti turi būtent valdžia. Nejaugi jiems priimtina tai yra. Tikrai jiems yra nepriimtina. Reiškia, jie turi nenuleisti rankų ir surasti išeities, kaip iš to išeiti. Iš purvo mes privalome išeiti kiekvienas. Pas save namuose mes turime iš purvo išeiti, o valstybė tam ir yra. Mūsų administratoriai tai yra miesto administravimas. Merija tai ir miesto administravimas. Jie administruoja visą miesto tvarką. Kaip funkcionuos miestas, tai nuo jų priklauso. Tai jeigu miestas aptepliotas, tai jų veidas aptepliotas. Tai jie tokie pat yra. Viskas. Tai kas teplioja sienas, yra tokie pat lygiai ir miesto yra valdžia. Jeigu jie nesiema sprendimo, jie neįgalus, jie negali to padaryti. Tegu ateina ir sako, aš negaliu to padaryti. Viskas, nuleidžiu rankas. Tegu esame įgalų. Tegu ateina kitas, kuris gali. Sakys, aš galiu. Kiekvienas mes apie link savo namą tvarkomės, tai reiškia ir jie privalo tvarkyti, jie administruoja. Tai pagarba tam administratoriui, kuris imsis tvarkos mieste. Ne asmenybėse esmė, žmoguje esmė. Tai tame administratoriai, kas be ateis, čia yra svarbu. Administratorius turi administruoti miestą. Jam ir palinkėkime sėkmės. Tai ačiū labai. Taigi, to ir baigėme. Tai buvo 6 interviu iš porą senamiesčio gatvelių. Tai buvo bandymas suprasti, kaip jaučiasi ir kaip galvoja verslo žmonės, susidūrę su šiuo jau kokį gerą 10-metį Klaipėdoje išplitusių reiškinių. Dėkojame visiems mūsų pašnekovams, kad išdrįso pasidalinti savo mintimis apie šitą dalyką, o mes atsisveikiname. Iki sekančių susitikimų eteryje laidoje E-komisija. Laidos autorius ir vedėjas Eduardas Bytautas. E-komisija. Kaip harmoningai sutarti su pačiu savimi ir aplinka, kurioje gyvename. Laidos klausykime šeštadieniais 10 val. Ryte, laida kartojama antradieniais naujų laikų 21 val. Vakare.